Šiomis dienomis iš Alytaus eksperimentinio namų statybos kombinato į Telšius išriedėjo pirmasis mazas 5432, traukiantis dvi 24 metrų priekabas, kuriuose sutilpo visas Alytuje gaminamas namelis. Neveikimą įvairiems institutams problemą sugebėjo išspręsti patys kombinato auksarankiai, visų pirma vairuotojas Bronius Videika. Prieš keletą metų mes vežėm namą su 3 vilkikais, 3 puspriekabės. Dabartiniu metu blokados atžvilgiu mums gimė idėja, o kaip nuvežti namą su vienu vilkiku. Sutaupo mums 280 litrų degalų. Tai didelis yra šiandien pasiekimas mūsų ūkyje ir mes dabartiniu metu plėsim šitą puspriekabių traukinių gamybą ir ateityje tik su jais naudosimės. Pagal tą idėją, kur buvo sukonstruotas šitas autotraukinys, padaryti yra brėžiniai ir leidžiam serijiniu būdu.